Labas! Žmonės jau šimtus metų rašo ir braižo popieriuje, naudodamiesi pieštukais. Pieštuko paliekamos žymės ant popieriaus yra sudarytos iš mažyčių dvimatės medžiagos lakštelių – grafeno. O molibdenitas net įgūdusiai akiai atrodys beveik identiškas grafitui. Blizgus sidabrinis kristalas mineralas, kuris veikia panašiai ir galėtų būti naudojamas pieštukams. Tačiau elektronui šie du tinkleliai yra tarsi du skirtingi pasauliai. Šis skirtumas pirmą kartą buvo aprašytas dar prieš 244 metus. Karlso Vilhelmo Šelio. Tai yra švedų chemikas, kuris pirmasis atrado degonį, taip pat jis atrado ir molibdeną ir kitus cheminius elementus. Dar savo laiške iš 1778 metų Švedijos karališkai mokslo akademijai jis rašė: Čia aš nekalbu apie plačiai žinomą grafitą, kurį galima įsigyti bet kurioje vaistinėje. Atrodo, kad šis pereinamasis metalas dar niekam nėra žinomas. Molibdenitas, linkęs skilinėti į miltelių pavidalo fragmentus, 20-ajam amžiuje tapo populiariu tepalu. Tai padėjo slidėms slysti per sniegą toliau ir iššauti kulkas iš šautuvų vamzdžių Vietname. Na, o šiandien ši medžiaga padeda vykdyti naujus tyrimus fizikoje. Taigi, šioje trumpoje fizikos paskaitoje kalbėsime apie grafeno tipo medžiagas. Taigi, sveiki atvykę į 2D dvidimensinių medžiagų šeimyną. Taigi, kondensuotųjų medžiagų fizika tai medžiagų mokslo dalis, tyrinėjanti įvairių medžiagų formas, kurios išsidėsto, kai atomai ir elektronai išsirikioja skirtingais būdais. Iš tikrųjų, tai aktyviausia šiuolaikinės fizikos sritis, davusi vienus didžiausių praeito šimtmečio proveržių. Beveik pusė visų pasaulio fizikų iš tikrųjų yra kondensuotųjų medžiagų fizikai. Tačiau, sparčiai tobulėjant technologijams, mokslininkai suvokia, kad prisilietė tik aisbergo viršūnę, panaudodami tik dalį elektronų potencialo. Elektronai yra vieni pagrindinių medžiagų pasaulio veikėjai, tai yra pagrindiniai aktoriai. Tačiau jų elgesys lieka sunkiai suprantamas. Jie gali tuneliuoti, jie gali suktis, tai yra orbituoti, išdėstyti savo sukinius ir elgtis kitais paslaptingais būdais. Todėl labai sunku tai yra ištirti, ypač kai yra didelėse grupėse. Norėdami suprasti ir valdyti daugelio elektronų dinamiką, mes turime tapti kūrybingais. Pabandykite labiau valdyti elektronus ir taip daugiau ištirsite kvantinę elektronų prigimtį. Vienas iš būdų yra naudoti vadinamasias dvidimensinės medžiagas – dvimačius kristalus. Tai yra vos kelių atomų storio lakštai, sluoksniai, dvidimensinės medžiagos tai puikiai platforma valdyti ir suprasti elektronų elgesį. Mes esame trimačiai, bet mums patogu, mes galime žiūrėti iš viršaus į įvairius dvidimensinius sluoksnius, ir galime pastumti elektriniais laukais, galime uždėti magnetinius laukus, galite žiūrėti, kas atsitiks. Dvimačių medžiagų pasaulis atsiveria dar 2004 metais, atradus grafeną, anglies atomų korio tipo gardelę, Mokslininkai atsitiktinai atrado, kad lipni plėvelė gali atplėšti vos vieno atomo storio grafito sluoksnius. Šios dvidimensinės medžiagos sluoksniuose mes turime stiprius kovalentinius ryšius plokštumoje ir silpnas jėgas, vadinamasias Van der Waalso jėgos, tai silpni kvantmechaniniai tokie ryšiai tarp sluoksnių. Taigi įsivaizdavimui grafitas susideda iš daugybės sukrautų vienas ant kito grafeno sluoksnių. Vienam milimetrio storio grafite yra 3 milijonai grafeno sluoksnių. Taigi už žmogaus plauką tai yra milijoną kartų plonesnė medžiaga, bet tuo pat metu yra tvirčiausia pasaulyje. Dvimatė anglies atomo medžiaga pasirodo stipresnis už plieną ir ypač lankstus. Jo atradėjams 2010 metais buvo skirta Nobelio premija. Graphene is my best bet for the next disruptive technology. Grafenas geras šilumos ir elektros laidininkas. Jame elektronai skrieja greičiu, kuris 300 kartų yra mažesnis už šviesos greitį. Tas ateina iš ypatingos jo juostinės struktūros,
kurią čia pateiksiu. Taip. Ši savybė leidžia sukurti greitaeigius tranzistorius, kurie intensyviai yra tobulinami silicio pagrindu sukurtai elektronikai pakeisti. Na, iš tikrųjų, dar galima būtų paminėti, kad kadangi mes turime dvimačią medžiagą, grafenas yra puikus jutiklis. Tačiau grafeno laidumą yra sunku valdyti. Mokslininkai norėjo dvimačio puslaidininkio, tai yra medžiagos, kurios elektronų srautą jie gali įjungti ir išjungti. Tai gali pasitarnauti kaip tranzistorius, taip? Tad mokslininkų dėmesį patraukė ir kitos panašios struktūrą turinčios medžiagos. Šiuo metu neorganinės dvimatės grafeno tipo medžiagos vis labiau įgauna pagreitį įvairiausiose technologiniuose taikymuose. O jų panaudojimas apima labai daug mokslo sričių, tame tarp ir gyvybės ir medicinos mokslus. Taigi atsiveria visas dvimačių medžiagų zoologijos sodas. Taigi grįžkime prie molibdenito. Galite jūs valdyti elektronų skaičių tokioje sistemoje. Jeigu nenorite srovės, galite išjungti ją. Ir tada jūs galite padaryti iš to tranzistorių. Mokslininkai sukūrė metodą, leidžiantį izoliuoti pereinamųjų metalų dichalkogenidų medžiagų sluoksnius. Trumpinys yra TMDs. Taip, kiekvienas iš jų vos kelių atomų storio. Jie kruopščiai sudeda sluoksnius vienas ant kito ir nedideli struktūriniai skirtumai sukuria atsikartojantį raštą, kurį vadiname Moire supergardelę. Ši Moire supergardelė atveria naujus kelius. Galima tirti įvairius egzotinius kvantinius reiškinius, nes medžiaga parodo visą fizikos vadovėlio turinį vienoje sistemoje. Mokslininkai nustatė, kad pasikartojančios Moire supergardelės, narveliai, tie blokeliai, veikia kaip milžiniški atomai. Tai yra 100 kartų didesni už tikruosius atomus. Ir keičiant elektrinį lauką, jie gali pakeisti kiekviename blokelėje, taip, tam narvelėje, esančių elektronų skaičių. Taigi, sukant rankenėlę, tyrėjai valdo, reguliuoja įtampą ir taip keičia elektronų skaičių kiekvienam atome. Tarsi vieno cheminio elemento pakeitimas kitu. Tiesa? Jeigu į atomą įdėsit vieną elektroną, jūs sukursit dirbtinį vandenilio atomą. Jeigu įdėsit 2 elektronus, jūs sukursit helio dirbtinį atomą. Na, o 3 elektronus jūs sukursit dirbtinį ličio atomą. Taip? Taigi, valdydami įtampą, iš tikrųjų, tai yra galimybė keisti pačią chemiją. Sukurti dirbtinę medžiagą tiesiog sudėjus sluoksnius ir naudojant įtampą elektronams valdyti, jiems tramdyti. Jie naudoja Moire sistemą, kad priverstų elektronus realizuoti daugybę neįprastų medžiagos būsenų, skaitant motoizoliatorius, Vignerio kristalus, Černo topologinius izoliatorius ir taip toliau. Nepaisant daugybės kruopščių tyrimų, šios medžiagos vis dar stebina mokslininkus išskirtinėmis savybėmis, kurios tarsi lobių skrynios vis dažniau atsiveria atliekant eksperimentus. Įdomu paminėti, kad Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslininkai Natalija Aleksejeva ir Irmantas Kašalinas patentavo neseniai ekologišką grafeno valymo būdą. Išradimas yra iš tikrųjų pirmasis pasaulyje, o mokslininkai susilaukė susidomėjimo iš užsienio kolegų. Kai grafenas ant silicio oksido stiklo yra užauginamas, jį galima paversti jutikliu. Tam reikia pritvirtinti prie elektroninio padėklo, užgarinti kontaktus, prijungti laidelius. Taip? Kalbant apie grafenų paremtų jutiklių, taip, daktarė Rasa Pauliukaitė kartu su kolegomis tobulina jutiklius dopamino, gliukozės bei vandenilio peroksidui nustatyti. Taip. Ir akivaizdu, kodėl grafenas yra vadinamas stebuklingai 21 amžiaus medžiaga. Taigi, šiam kartui tiek, iki kito susitikimo trumpoje fizikos paskaitoje.